Sveiki. Galasim dar kartą Old Hickory. Jos blogai pjauna ir čia kažkur nepasiekiau. Priekyje ašmenų, tai žodžiu, galasim be prietaisų, kad problema yra tokia, kad turi arba daug metalo nuimt, kad visur pasiekt, arba tiesiog galas su rankom, tai tada gali pakoreguoti, kur reikia, ir pagalas ten, koks grindas yra. Ir tuo pačiu pademonstruosim akmenį Ueno medium akmuo. Viena pusė plitrinė, dabar ant 60, čia yra smulkiau plitrinta, nepamenu kaip, bet smulkiau. O čia reikėtų medium yra pjaustomi taip dirbti, kaip dabar stovi. Jos galima paruošti visas pusės, bet pjaustų jos taip, kad taip susisluoksniavus uolieną, tai teisinga būtų dirbti taip, kad galima ir šaunė, bet ten didesnė nelygumų tikimybė. Bet konkrečiai šitas akmuo tai atrodo, jis daugmaž vienalytis visą iš visų pusių, tai problemų turėtų nebūt. Bet stengiamės pajust kampą ir pataikyti. Viskas siūbuoja, bet nieko tokio. Labai klampus plienas, gaunasi galas labai nenori galamais. Šia akmuo gana kietas, tai galvoju turėtų tikti. Spendės išskiria pats. Išlygint, kad nesiubuotų, gal netrukdysit mus labai. Darbo svarbu neįvažiuoti su išlinkimu į tas vietas ir nieko blogo nenutiks. Neturėtų bent. Aišku, jis įsibuoja su rankom, gal šis konveksas, bet tai netgi geriau, kuriais atžvilgiais lengviau skverbiasi į produktą ir atsparesnis krūviams, lūžimui, nes toks plienas minkštas, jis netrupės ir taip, bet kokiu atveju. 58, 59. Kaip rašo gamintojas, tai taip ir yra, tikrai nedaugiau. Tik pagal pojūčius, kad mūsų neapgavo. Labai bjaurus galandinimai ant arkazasų geriau ėjus, nes toks minkštas plienas reikia kieto akmens. Tai tokia žinoma taisyklė. Minkštesnis plienas mėgsta. Ir aš noriu būtent ant japoniškų užbaigti, kad taip, nes japonišką tokį plieną nesumatęs, kad taip grūdintų. Anglinis plienas 60-95. Jis ne japoniškas, bet analogai panašus anglinį grūdina apie 63 taip vidutiniškai. Ką žinau, gal ir geriau, bet dabar ant smulkesnės pusės, smulkiau pritrintus tiksliau. Akmuo tai tas pats. Dar padirbėsim. Viskas gausis geriau. Jo dirba kitaip. Aišku, tas pritrinimas greitai nusitrins ir jis pradės dirbti taip, kaip jam priklauso, kaip gamtos sutvertas. Tai čia beveik, kur dabar dirbu, tą pusę tokia yra.
minkštas. Ilgai nereikia dirbti su juo. Kadangi plynas minkštas, tai greitis nusitrins. Nuims tą grubumą greit. Tamsu, šviesos neįjungiau. Tikiuosi matėt ką nors. Nu, iškirpsiu, aišku. Jei nieko nesimatė, tai pamatysit dabar. Matysit, ko nematė. Ir aišku, peilės suvedimas storas. Jis irgi, aišku, pjovimui nepriduoda jokios gėlė jokia. Nu ką, jau geriau. Bet čia galima nesunkiai suplūnyti, nes čia nuolydis prasideda, tai reikia tik tą nutrint. Galima padaryti plūnesnį. O dar tokia turiu, nežinau, kilmė iš pažiūros, tai juano, Lijoto panašus, bent iš išvaizdos, aš Lijoto neturėjau, bet į Binsui panašu, bet Binsui daug minkštesnis, bent jau kur aš turiu. Aizu nepanašu, nes trūksta tų pilkų taškų. Pilki būna kažkai balti pilki, kai jų nėra, tai, nu, sakykime, Lijotas spėjau, tas panašiausia man. Aišku, smulkesnis, tikėsimės, kad pagerinsim. Pagerinsim aštrumą. Mažokas tu ten tai, bet net įmanoma. Kas yra priekį, tai mes padirbėsim. Gerai, skaitysim. Šį kartą dėkui už dėmesį.